Hello, sveiki atvykę į mano naująjį šeštadienio video ir šiame video mes pakalbėsime apie 10 žodžių, kai kur bus kelios grupės žodžių, kuriuos labai dažnai tiek mano mokiniai, tiek kiti žmonės, kuriuos klausau kalbant angliškai, taria netaisyklingai, neteisingai. Pažiūrėsime į tuos žodžius, papasakosiu, kaip juos reikėtų tarti taisyklingai, kodėl kartais mes juos netaisyklingai tariame ir kaipgi reikėtų iš tikrųjų tarti. Taigi, o prieš žiūrint, noriu tik tai priminti, paprašyti, kad jeigu dar neprenumeruojate mano kanalo, nepamirštumėte paspausti subscribe, prenumeratos mygtuko, arba paspausti mygtuką, jeigu jau prenumeruojat kanalą, paspausti mygtuką like, patinka, tam, kad video plistų labiau tarp kitų žiūrovų. Taigi, pirmas žodis, kuris dažnai sutinkamas tariamas netaisyklingai, tai yra brangenybės, ne, arba papuošalai. Jewelry. Esmė yra tokia, kad trečioji yra netariama ir nors žodis atrodo tarsi turėtų daug skiemenų, bet ne. Paskutinė yra netariama ir todėl gaunasi tik 3 skiemenys. Jewelry. Ne? Jewelry. Kita pora žodžių, tai yra žodžiai vegetable ir comfortable. Šiuos netaisyklingai ištariamus sutinku tikriausiai dažniau nei žodį jewelry. Šie du žodžiai ir yra kai kurių ir kitų žodžių, ne, bet tiesiog šitie yra dažniau naudojami. Mum ištarti yra sudėtingiau, nes žiūrėdami tuos žodžius, gale žodžio, mes matome jau žinomą žodį table, ar ne? Table yra stalas, mes mokymosi pradžioje, tai yra gana paprastas žodis, mes išmokstame tarti ir mes sakome table. Tačiau, žiūrint į tuos du žodžius, ten nėra žodžio table, ar ne? Ten yra galūnė, priesaga iš tikrųjų, able. Ir jeigu atkreiptumėt žodį vegetable, ar ne, tai tas veget, ar ne, ta raidė yra ne prie priesagos, tai yra prie šaknies. Mes žinome žodžius vegetuoti, vegetacija, vegetaras, ar ne? Tai ta raidė, jinai yra prilipusi prie tos dalies ir ten nėra jokio table. Kitas dalykas, nereikia tarti antros raidės. Ar ne? Mes nesakom vegetable, ne. Vegetable. Ne? Vegetable. Lygiai tas pats, ta pati table problema yra su žodžiu comfortable. Ar ne? Vėlgi norisi kartais sakyti comfortable, bet nėra ten žodžio table. Comfort. Ar ne? Mes vėlgi turim tarptautinį žodį komfortas. Ta raidė priklauso ne priesagai, bet žodžio, ne priekių šakniai. Taigi, comfortable. Ne table, bet table. Comfortable. Taigi, vegetable ir comfortable. Okay? Keliaujame toliau. Šioj vietoj iš dažniau pasitaikančių tai yra would ir could. Daug žodžių, tai yra daug raidžių, 5 raidės, dėja tarėme tik tai 3. Nei O, nei L tarti nereikia. Would ir could. Yra daug žodžių, kuriuose L raidė yra netariama. Ir kartais mums atrodo, kad L raidė, tai tokia rimta raidė, ją reikėtų tarti. Tai atkreipkite dėmesį taip pat žodį salmon, lašiša, almond, migdolas, talk, kalbėti, walk, vaikščioti. L raidė nėra tariama. Taigi, would, could, ar ne, nei O, nei L nereikia, salmon, almond, talk ir walk. Okay? Šičia L raidė nėra tariama. Vienas iš sunkesnių žodžių, vienas iš labai sunkių žodžių, tai yra žodis clothes, ar ne? Kodėl tai yra sudėtinga? Šiuo atveju mes turime šalia garsus, raidės TH, ar ne, TH, šiuo atveju tai yra the,
ar ne, garsas the, kurį tarėme sudėtingiau, jo nėra lietuvių kalboje, reikia išmokti, liežuvis yra padedamas tarp viršutinių ir apatinių dantų ir turim tokį z garsą, ar ne? Ir po jo iš karto eina z, kas yra labai sudėtinga mum lietuviam, kadangi mes tokių lietuvių kalboj žodžių, tai yra garsų derinių neturim, nes mes visiškai neturim z garso. Taigi, išmokti šitą žodį yra gana sudėtinga. Clothes, clothes, ar ne? Ir z. Tačiau toks truputėlį geras dalykas, jeigu mes kalbame greitai ir vyksta balsių asimiliacija, tai yra priebalsių asimiliacija tai yra supanašėjimas, suvienodėjimas, ne? Ir jeigu yra daug garsų šalia ir mes jų, tarkim, mažiau kirčiuojame ir greičiau šnekame, tai visai normalu žodį clothes tarti tiesiog kaip clothes, ne? Clothes, nes tas vis jisai yra tariamas tik tada, kai mes norime atskirai, aiškiai labai ištarti žodį. Taigi, clothes. Okay, another one, kitas, chemist, architect, mechanic. Vėlgi, tai yra tik tai žodžių pavyzdžiai, labiau aš čia noriu akcentuoti šiuo atveju raidės ch arba garsą k. Tarptautiniuose žodžiuose, ar ne, nes tarkim žodis chemist, chemikas, chemija, vaistinė, ar ne, taip pat kartais vadinasi chemist, architect, architektas, ar ne, architektūra, architektūrinės, bet kas yra susijęs su ta šaknim, mechanic, mechanikas, ar ne, vėlgi mes turim. Tai jeigu mes turime tarptautinį žodį, kuriame yra ch, ne, ch raidės, tai tokiu atveju mes tas raides, tą garsą tariame kaip k. Ne chemist, ne architekt, nepaisant to, kad lietuviškai mes turim architektas arba chemija arba mechanikas, ar ne? Ne, ten yra ne h raidė, ten yra k. Garsas k. Chemist, architect, mechanic. Labai paprastas, normalus garsas k. Keliaujame toliau ir turime dar krūvą tarptautinių žodžių ir šį kartą prie tos k, matot visur, mes turėsim vėlgi k, ar ne, nes psichologas, psichologija, psichologas, psichiatras ir visi žodžiai, kurie yra susiję su ta šaknim, ar ne, psichologinis, psichiatrinis, psichiatrija, visi tie yra žodžiai, ar ne, ir mes juos visus pradžią tariame taip pat. Taigi, dabar žiūrėkime, mes turim tarsi du dėmenis. CH jau išsiaiškinam, tai yra K. Tarptautinis žodis, tiesiog K. Dabar mum, kadangi lietuviškai mes turim žodį psichologija, psichiatrija, ar ne, ir čia matome psi, logiška, tai tikriausiai turėtumėm sakyti psychology. Ne. Anglų kalboj tos pirmos trys raidės, P, S ir Y, ilgoji ar ne, P ir S and Y, mes tariame kaip psi. Psi. Taigi, psychology. Psychology. P raidės nėra, H raidės nėra. Psychology. Psychologist. Ar ne? Vėlgi, psi, tik tai psi, psychologist, psychiatrist, psi ir k. Ar ne? Visuose žodžiuose, kurie yra būtent iš to šaknies pareinantis, ar ne? Psychology, psychologist, psychiatrist. Okay. Next one. Those two. Taigi, kai mes pradedame mokytis anglų kalbos ir susipažįstame su įvairiom skaitimo taisyklėm, rašyba, kaip kai kurie garsai skaitos ir tariasi, tai mes išmokstame, kad dviguba o įprastai yra sakoma kaip u, tariama kaip u, ar ne? Mes turime žodį stood, book, look ir kitokie žodžiai, ar ne? Tačiau mokantis, mes sutinkame du žodžius ir mums taip norisi sakyti, tarti tas dvi o kaip u
bet tai nėra tai. Taigi, jeigu mes turim žodį blood ir flood. Blood yra kraujas, flood yra potvynis. Tai yra tokie išimtiniai šiek tiek žodžiai ir mes tas dvi o raides tariame kaip a. Blood ir flood. Blood ir flood. Okay, next one. Labai panašus variantas, kai mes kalbėjome apie architektus ir mechanikus, ar ne, kai ch yra tariama kaip k. Taigi, labai panašiai, noriu atkreipdėmėsi į šiuos kelius žodžius. Ache, ache. Ache yra skausmas, ne? Ache. Ir kai mes sudedame tą skausmą su įvairiom kūno dalim, tai kartais vėlgi norisi pasakyti kaip č garsą. Bet ne, ten yra tiesiog ache. Headache, headache. Toothache, toothache. Ar ne, galvos skausmas. Headache, dantų skausmas, toothache. Ar ne, tiesiog ache. Okay. Work, work. Lygiai taip pat, kaip mes kalbėjome apie clothes, ar ne, kadangi turime garsą, kurio nėra lietuvių kalboje ir jį ištarti yra šiek tiek sudėtinga, nes reikia jį patį išmokti, o dar įdėti į žodį. Tai lygiai taip pat yra su šiais žodžiais. Ir tai yra ne tiek dėl paties žodžio, tarkim žodžio work, tik tai žodį work mes tikriausiai daugiau naudojam negu kitus žodžius, bet tai yra dėl to garso. Ar ne? Kągi daryti? Įtempiam lūpas ir iš gerklės turime tokį garsą, ar ne? Tarsi kažką tai tokio sakome, ar ne? Tai mes jį galime žodyje tariant prailginti truputėlį. Paklausykit. Work, ar ne? Ir dabar pakeiskim garsus, priekį garsą, gale garsą ir atkreipkim dėmesį, kaip tas garsas yra tas pats. Work, girl, bird, world, word. Ar ne? Ypač, tarkim, jeigu mes turim world ir word, noris tiesiog sakyti o, ar ne? Nes word, nes wordas, ar ne? Tai va, tai čia yra tas garsas ar ne? Jį reikia atkreipti dėmesį, nes labai dažnai mes norim pakeisti tiesiog garsu o, ar ne? Arba kartais kažkokiu garsu a, arba garsu e. Ir galbūt kartais, ar ne? Bet iš tiesų tai yra garsas work, girl, bird, world, word. Ne? Ok. Ir galiausiai 10 mūsų žodis, tai yra žodis society. Society. Įprastai mes šį žodį siejame su žodžiu sociable. Sociable. Sociable yra bendraujantis žmogus, kuriam patinka bendrauti, socialus žmogus. Ir kadangi mes žodį sociable išmokstam truputėlį anksčiau, arba ten kažkokį social, ar ne, pavyzdžiui, social worker, socialinis darbuotojas, arba tiesiog socialinis kažkas, ar ne, social project koks nors. Tai mokėdami jau žodį sociable arba social, mums atrodo, kad ir čia ta C raidė, ar ne, C raidė, kad čia turėtumėm taip pat tarti kaip something, ar ne? Bet iš tikrųjų ne, šitas žodis tariasi su S garsu. Society. Society. Society reiškia visuomenę, ar ne? Society. Taigi, tai va, tikiuosi, kad padėjau, tikiuosi, kad šį kartą pažiūrėję šį video su tais žodžiais būsite šiek tiek atidesni. Komentaruose prašau tiek, arba žiūrint, jeigu papuolėte į pačią pradžią žiūrėjimo video, arba pačioje komentaruose parašykite, kuris žodis iš šitų jums atrodo sudėtingiausias ištarti, arba su kuriuo iš šių žodžių dažniausiai darote klaidas juos tardami. Ir ačiū labai jums už žiūrėjimą. Susitiksime kitose mūsų video. Bye bye.